Labą vakarą, muzikinė Rusijos žiūrovai. Kelias tarp trumpų naktų, noras ir audris ir vyriški, sutartinė kartus mes dainuosime, interviu pailsim iš Rebelhatų. Važiuojam. Muzikinė Rusio ekranuose svečiai iš Kauno, grupė Rebelhat. Rebelhat, tokioj įdomioj vietoj, Radviliškyje. Nu ir ką, iš karto Atsinaujinu. Tuose rūmuose. Atsinaujininuose. Atnaujintame kultūros centre. Tai kaip suprantu, jūs atidarėt tą visą atnaujintą kultūros centrą. Šiandien kaip gyvas kolektyvas arba šiaip važiuojantis. Pirmas renginys žmonėms. Ir kaip nuotaikos po pasirodymo, kaip žmonės radviliški. Gerai, liuks. Priėmė. Pagal tokį sužmedį palyginus, tai normaliai. Būna daug mažiau. Būna nuotaikas, būna visai sviruoja, žinai, pa žmonės, bet požiūris visą kitą, bet šiandien ir salėje nemažai žmonių dar buvo, kaip nekeista. O toks irgi įdomus klausimas, kiek mažiausiai teko žmonių groti? Palaukit, Šešiem. Šešiem, kur čia Vokietija, ne? Ne. Pirmas įkai Vokietija nuvažiavo. Čia pas... Čia Lietuvoje? Ai, bet ten už tai pinigai kitokie. Ai, jo. Čia yra Ai, tai keliesi, 3 ir 6. 3, aš einu 6 maksimum, skėbrytė. Jeigu tokį kontrastingą klausimą, kiek daugiausiai teko žmonių, kokia auditorija? Apie 50 tūkstančių. Tai čia buvo ne Lietuvoje tokiausiai? Lietuvoje? Tai kas tai per renginys buvo? Paramos festivalis. Ir dar šiaip ten tokių sakiausių. Aišku, dabar matėme scenoje Radviliškio kultūros centre atliktas toks kaip ir akustinis pasirodymas. Ar jūs dabar tokią muziką vien ir grojat, ar ne. Jūsgi... Aš žinau, ne. Pirmiausia, mes norėjom susipažinti su miestu, mes čia buvome pirmas sykį, ne. Kultūros centras nėra klubas, kuris turi jau konkrečiai savo publiką, žmonės, kaip sakoma, savo segmentą, kurie eina, jie žino, į ką eina, žino, kas atsitiks. Pirmiausia, norėjom prisistatyti plačiom masėm, parodyti save. Kitas gal žmogus ateis, taip, būti mandagus, gražus, gal net trupučiu kavos nedainuojama poezija, tačiau vat, ta muzika, aš manau, roko ten užteko. Ir tiesiog, turim padarę paprasčiausiai šitą... Nesinorėjau iš karto... Programa tokia yra... Taip, nesinorėjau iš karto užvožti, taip jau, kur, čia ne baikerių festivalis, ta prasme, ir... Bet turite to pačiu ir tą sunkesnę tikriausiai programą. Tai aišku, žinoma, čia galima ir čia sunkesnę parodyti programą, bet žiūrint, tai aišku, kad būtų, pavyzdžiui, kokia nors proga specifinė. Nu šiaip, dalies, ne vien tik tai, kad koncertas, toks koncertas dalies mūsų metaliniai čia netiktų šitoj, prie visos aplinkos netiktų, galų gale čia. Ir todėl mes pašiausiai, kaip pasakyti, privalom atsižvelgti tai. Metalinį koncertą tinka Panevėžiui. Ne, aš manau, kad ne, vis tiek per metalinį, pavyzdžiui, persidalėsim dar mūsų, kaip pasakyti, metalinį, vadėsim, variantą. Suprantat, ir emocijos visai kitokios yra, ir judesys kitoks, ir scena, ir vulgarumo daugiau atsiranda, kadangi, viskas pagal muzoną, daleiskim. Ta pati muzika, tu įrengi į kitus drabužėlius, kaip ir žmogus, jis apsisrengtų į kitą drabužį, visai kitaip į priemą, daleiskim, lygiai taip pat į muziką. So who am I to decide? Let's travel the world, learn 7 seas, know everybody, so looking for something. Someone want to use you, someone want to get used by you, someone want to kuo daugiau kokių pasirodymų, va tokių ramesnių ar metalinių. Ir kurie labiau prie dūšės. Nu, žinot, iš tikrųjų ir tai, ir man asmeniškai ir tas variantas fainas yra, bet nes, sakau, man tai asmeniškai nuo vietos priklauso. Čia man kažkaip metalinis nesigrotas, nežinau, visi žmonės sėdėtų klube jau, dalėsim, arba šiaip, kur kitokia dalėsim, tai visai kitaip, o šiaip tai... Aišku, per metalinį mišką įsidrožt girdėmą. Norėtume išgirsti. Čia reikia labai akuratą. Išgirsti ir gerbiamo būgnininko. Labą dieną. Tylis žmogus, gali pasakyti, va ten filmuoja kamerą. Hello, mama, tėtė. Linkėjimus per
pasakyk, kaip jums Radviliškis. Scena, Super. lentelės, parketas. Bet tai va, Salė, super kultūrnamis, labai O užkulsiai kaip labai gerai liuks. Ir tualetai, ir dušai yra viskas. kultūros centras. Teisingai. ar patinukas ten alkoholio moterų. Ne, mes niekaip. Nedarot nieko? Aš Darom, bet tik tai, kada dirbi, tada ne. Muzikantam atlikėjim labai ir puikiai geros čia sąlygos. labai Gerai, reta kaip kur klubuose, iš viso pamiršk, kad yra normali vieta, kur persirengti, tau yra netgi dušas. Nu, Sostiniai tokie klubai, kaip nueini, pavyzdžiui, nueini vieną, neminėsiu, nenoriu, tai tam žinai, bet nueini vieną klubą, ten ant laiptų, blend, persirengiant, turėti, atsiprašau, galėsi daryti. Į kitą klubą nuvažiuoji, ten irgi kažkur turi šikinikį kažkokiam atsiprašą, nu, žmonės paprasčiausiai biški nenori įeiti į artistų, ta prasme, kaip pasakyti, visą... Tie reikalavimai, man atrodo, yra elementariausiai. staliukų daugiau pastatys. Nu. ten pradėjom vėl tą temą liesti alkoholis, narkotinės medžiagos, moteris. Čia buvo labai prieš kažkiek tai laiko eskaluojama, ten rebalhatai, labai daug Drugs, geria. sex and rock'n'roll. Jo, buvo, gyvenom pagal tą, vat, šitą Gyvenot, ar ne? jo, turėjo šventybę. O ta Trijau trijų šventybė dabar kaip pasireiškia? Ne, nu, dabar Viskas, Viskas šeimoje. Išskyrus. Nebūtų tokių dalykų, jeigu žmogus negalėtų jais naudoti. Ne, nu, teisingai, ne, nu, viskas... Viskas proto ribose. Paužėm gerai, viskas jo teisingai. Tais laikais buvo būtent, nu, reikia pereiti tą tokį dalyką, kad, nu, va, kaip pasaulinės žvaigždės varo, ten vis, ta prasme, nu, tai... Mums tas gavosi asmeniškai, automatiškai ir savaime. Nekopijavai, va, žmogus, ta prasme, kažko, bet tas va, savaime kažkaip gavosi toks ir paužimas, ir gerai, ir pakilimas, ir nukritimas. Čia yra normalu.